Vainuto patranka. Toks čia Vainuto malūnas. Ir labiau kai varpinė primena. Viršui ten arkliukas. Tai dabar einam link Galnės kaimo ieškoti paslaptingojo akmens, kuris yra ant kalniuko, kur galbūt buvo kapinė. Ir būktais tas akmuo turi įrašus, data 1863. Neaišku ko, gal metų. Ir vienas žmogus sakė, kad ten dar įbraukta 11 pagaliukų, kurie galbūt reiškia ten palaidotų sukilėlių. Nu tai einam ieškoti. Nu, jau esam netoli tos vietos. Čia karjerai iškasti. Sovietmečių trūktų, ten matos kalniuks. Ten turėtų kažkur būti. Sako, gal čia piliakalnis buvo. Kalniuks nemažas. O kryžius yra, matau, kažkoks. Gal čia ir kapinės buvo savo laiku gal. Čia tokių senų medžių yra ant to kalno. Čia vienas nuvirtęs kryžius. Stovintis yra. Čia kažkoks akmuo. Kryžis ir kažkas įbrūkta. Kita kryžius. Nu yra, bet aš čia nelabai skaitau. O čia 1971. Tutlytė. Tutli salė. Čia kokie 4 medžiai, 100-mečiai. Bet kur tas akmuo? 183 aš nematau. Galamai daly kalno. Kur pakalnį. Kol kas 3 kryžiai matos ir vienas akmuo, bet nepanašu, kad tas kur ieško. Na, pasitikslinus su žmogum, kuris nurodė šitą vietą, tai sako, kad tas akmuo. Nes va čia galime žiūrėti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brūkšniukai, bet ant galo čia toksai kaip ar 0, ar B raidė nesuprūsi. O pačioj, vat matosi data. 1, 8, 6 ir 3 ant galo. Vidu čia nieko nėra. 1, 8, 6, 3. Sakau, kad čia sukilėliam žuvusiems netoli. Tas paminklas. Iš kitos pusės čia nieko nematyti turbūt. Tai viršai panašu kryžius buvęs. Nulaužta. Iš kito šono jokių ženklų. Ir akmuo mato senas, jau apkirpėjęs ir ištrupėjęs. Čia dalikti kaip kad būtų P raidė. Va čia dalikti kažkas įbraukta. Tai va išeinam iš Degučių kaimo. O anais laikais tai jau Degučiai buvo Vokietijos teritorija. Prūsija. O ten kur buvom Vainutas. Žalpiai ten dar buvo Lietuvo cariniai Rusijai. Dabar šiek tiek bandysim pereit laukuose palei buvusią sieną. Pamaknuoti. Čia kur matom tą medžių liniją. Čia tiesiog laukuose eina tokie medžiai ir keliukas nežym. Tai čia
Tai senais laikais, nu sakykime, iki 1905 karo pabaigos ėjo Vokietijos ir Rusijos siena. Čia mes dabar esam Vokietijos pusėje, už tų medžių tenai skaitės Rusija. O ten Prancūzija. Ten kažkur toli buvo. Tai va, jau einam tą menamą sieną, Rubežium. Ten Vokietija, Prūsija, Trečiasis Reichas buvo, o čia caro Rusija. Nu, Lietuvos, aišku, teritorija, bet carinė Rusija buvo. Ir tas keliukas, seni medžiai, čia panašu 100-mečiai tokie. Bet čia kokie gal keli šimtai metrų daugiau baigsis medžių ruožas, o daugiau vien laukai bus ir taip protarpiais. Kur būtų galima atsekti tą sieną, tai kur medžiai, kai kur krūmai. O daugiau ten ties Šyša ėjo sienos Šyšos upė. Kažkur į ruožą. Truputį paėjom ruožus buvusios sienos, dabar grįžtam į kelią. Nėra čia laika žaisti per tos laukus. Nu, ten taip nieko ir ne... Kiek nykštukų ant gyvatvorės. Tuoj prieisim tiltą per Šyšą. Čia irgi siena į Vokietijos, Rusijos. Ir turėjo būti pasienio perėjimo punktas. Šyša, nuo Lašišos. Nu, gal ir įplaukų, žino, neršti. Jeigu čia su mašina buvo galima pravažiuoti, tada va taip sulaužyti. O, pavyzdžiui, saka, tai bebro nukrantyta. Jie, tai taip, užtvanka bebrų buvo. Ir galbūt užtvenkė, užsikimšo tą skylė vamzdis pratekėti ir tiesiog pradėjo plauti per kitą šoną. Nuplovė, nu. Čia tas piliakalnis, Akmeniškių. Pasirodo štai kur piliakalnis. Suktas keliukas veda link jo. Liktai tos žemės čia buvo priskirtas vokiečiam ar kai po Liublino unijos. Šitas piliakalnis turėjo būti dar vietinių genčių aiščių. Šyšos upė. Tas variantas, tai aplink greičiau. Čia, kur dabar esam, tai Vokietijos pusėje, pusėje Rusija, Lietuva. Kaip kontrabandininkai kokie. Seniau jos vadinama šmugelnikai. Čia kelias per senąjį tiltą. Vokiečių laikai.
Čia turėjo būti pasienio perėjimo punktas. Naujas tiltas čia. Nežinau, kiek pas tave rodo, bet turėtų greit būti 20 km. Ties posūkį ten. 21. Grįžtam. Tai dar paieškos Tauragėj, čia tęsis dabar į kairę. Esam čia Tauragės kapiniai, radom vieną iš kapų. Liktai Moritz ir von Schulz. Caro kariuomenės kaip ir generolas arba aukštas pareigas užėmęs karininkas. Dalyvavo malšinant sukilimą Lietuvoje. Ir jo šeima čia palaidoti. Dabar dar ieškom vieno rusų pristavo kapą. Čia Tauragės kapinėse nemažai rusų ir vokiečių prilaidota, o čia konkrečiai palaidotas Filip Timofejev Bilim Posternakov, kuris sukilėlių buvo pakartas Kaudvilėje ant šulinio svirtės. O čia caro valdžia jį palaidojo kaip nukentėjusi nuo metežininkų savivalės. Toks įdomus kapas Tauragėj.